Yra jausmas, kuris ateina tyliai, ne iš karto, ne per vieną dieną. Tai jausmas, kad tavo tikėjimas nieko nebekeičia. Nors meldiesi, bet nejauti ugnies, nors eini į bažnyčią, bet viduje viskas tampa įpročiu. Ir tada Jėzus pasako sakinį, kuris nėra paguoda. Tai įspėjimas. Jūs esate žemės druska. Bet jei druska netenka surumo, kuogi ji bus pasūdyta? Mato 5:13. Tai neklausimas apie skonį, tai klausimas apie paskirtį. Kodėl Jėzus sako, jūs esate, o ne būkite? Nes Jėzus nekviečia tapti kažkuo ateityje. Jis sako, kad tu jau esi dabar. Druska netampa druska. Ji arba yra tokia, arba ne. Tai reiškia, tavo gyvenimas jau dabar turi įtaką aplinkiniams. Klausimas tik tai kokio skonio. Ką reiškia netekti surumo? Druska niekada nepraranda cheminės sudėties, bet ji gali būti užteršta, sumaišyta, ištirptinta. Taip ir tikėjimas. Jis nedingsta, bet susimaišo su pasauliu, kol nebeišsiskiria. Lietuvoje mes dažnai sakome, visi taip daro, nesusireikšmink, prisitaikyk. Ir po truputį druska tampa beskonė. Druska skirta ne savo. Druska egzistuoja ne dėl savęs. Ji skirta maistui. Tikėjimas, kuris tarnauja tik tai mums patiems, nėra tai, ką Jėzus turėjo omenyje. Išmesti ir sumindžioti žmonėms. Tai labai griežtai skamba. Bet Jėzus kalba ne apie pasmerkimą. Jis kalba apie prasmės praradimą. Kai tikėjimas nepekeičia gyvenimo, jis tampa religiniu fonu. Gal šiandien Dievas nekviečia tavęs daryti daugiau. Gal jis kviečia grįžti prie skonio. Ne prie pareigos, bet prie ugnies.